Tai kažkaip norėtus gal pradėti nuo to, ko pradėjo mišių pradžioje brolis Reno, kaip sakė, kad mes būnam, kad apsiprantam su tuo viešpat su jumis. Tas bestoviai tą patį girdim ir būna taip, kad apsiprantam taip. Tai ir tos pačios šventosios mišios kažkaip mes ateinam kiekvieną sekmadienį ir realiai tą patį darom. Panašiai biškai skiriasi maldos ten, bet ir kad būna tokia problema, kad mes apsiprantam tai, kad reikia tas širdis, kad nebūtų užkėtintos, vis pastovi jas atnaujinti, kad tai paliestų tos slėpinius įsigyventi, įeiti juos. Ir kad tai nebūtų tiesiog, kad... Tai tas pats panašiai gali būti ir su šventuoju raštu, su ta Biblija. Aišku, ne tiek, nes vis tiek kiekvienas sekmadienis skirtingus tos girdim, bet vis tiek, kai klausomės, tai kad tai paliestų mūsų širdis, kad tai netiesiog yra. Tai keletą minčių iš tų skaitinių, kuriuos šiandien girdėjome. Tai pirmajame skaitinėje girdėjome, kaip apaštalai susirinko spręsti klausimo kilusio bažnyčioje. Ar reikia laikytis senojo įstatymo ar ne? Tai galima sakyti yra pirmasis bažnyčios sinodas. Kaip dabar, kad vyksta sinodas ir mes buvom susirinkę, kuriame sprendėm aktualius bažnyčios klausimus, taip ir pirmaisiais amžiais, tai apaštalai būtent ir susirinkimus savo sprendė tos klausimus. Ne vienas, kuris nors nuspręsdavo, bet jie kartu diskutuodavo ir prieidavo prie bendro tokio sutarimo. Senasis testamentas įpareigojo visus vyrus būti apipjaustomais. Tada apaštalai nusprendė, kad ši praktika jau yra nebenaudinga, nes tai tik yra tik našta. Tik svarbu, kad visos mūsų religinės apeigos praktikos, kad netaptų tik tais naštomis, bet kad jos būtų prasmingos. Apaštalai nusprendė, kad krikščionis yra naujas žmogus, tai dvasios žmogus. Jam reikia klausyti, ką galvoja šventoji dvasia. Ir pirmajame skaitinėje yra labai svarbus tokie žodžiai. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga. Ne tik šventai dvasiai ir ne tik mums, bet čia yra svarbus abi šie dėmenys. Mūsų mintis turi atitikti šventosios dvasios mintis. Šventoji dvasia nieko nedaro per prievartą ir neprimeta savo valios, bet laukia, kol ir mums pasirodys teisinga. Ne visos mūsų mintis yra teisingos. Žmogus gali galvoti daug dalykų, kurie iš pradžių atrodo geri ir teisingi, bet tai nebūtinai atitinka šventosios dvasios mintis. Aš asmeniškai jau norėčiau, kad dabar mane pašventytų kunigų, bet iš šventai dvasiai ir vyskupai pasirodo teisinga dar biškį palaukti, tai aš turiu su to sutikti. Taip pat tas svarbus yra šventosios dvasios įsiklausimas, tai būtent bendruomenėje. Tik bendruomenėje mes galim išgirsti tą šventąją dvasią, ne kaip aš vienas, bet kaip sprendžiam kiti. Ir tik įsiklausydamas ir išgirsdamas kitą, aš galiu suprasti ir ką nori pasakyti šventoji dvasia. Tai šventoji dvasia nekalba tik tais man vienam, bet kalba būtent per bendruomenę, per žmonių susirinkimus. Tai antrajame skaitinėje girdėjome tokį labai vaizdingą apibūdinimą apie dangaus karalystę. Čia daug simbolikos pas apaštalą Joną. Tai visų pirma kalnas. Kalnas Biblijoje yra Dievo ir žmogaus susitikimo vieta. Mozė ant kalno gavo 10 Dievo įsakymų. Taip pat Jėzus atsimainimas irgi vyko ant kalno ir tai nėra beprasmiška. Tai kalnas visų pirma yra saugi vieta, nes pastatytas miestas ant kalno yra saugus, nes jį užpulti yra sudėtinga. Taip pat nuo kalno yra viskas matoma. Jeigu kažkas artėja, jis iš karto yra pamatomas. Tai kitas čia simbolis yra skaičius 12. Čia jis pasikartoja kelis kartus. 12 vartų, 12 angelų ir 12 miestų mūrų pamatų. 12 čia reiškia visuotinumą. Tai, kad visi yra pakviesti į šitą dangišką į miestą. Senajame testamente buvo 12 Izraelio giminių ir tai reiškia visą Izraelį, visą visuotinumą, visą Dievo tautą. Tai Dievo karalystė nėra nei nuo vieno atstumta, ji skirta visiems ir visi ją yra kviečiami. Ir bažnyčia nėra tik tais kažkokia užsidariusi tokių žmonių bendruomenė, tokia grupelė savų žmonių, bet yra skirta visiems, yra atvira visiems.
kad visi jie būtų priimti ir visi čia rastų savo vietą. Taip pat svarbus yra 12 pamatų, ant kurių užrašyti 12 avinėlio apaštalų vardai. Tai mūsų tikėjimo pamatas yra ta apaštalų perduota žinia. Be to žinios perdavimo mūsų tikėjimas negali sklisti, nes tai yra mūsų tikėjimo toks pagrindas, pamatas, ant ko viskas yra pastatyta. Ir tai nurodo visų pirma mūsų tikėjimo istoriškumą, kad būtent Jėzus, Dievo sūnus, prieš 2000 metų tapo žmogumi. Ir nuo to žinios prasidėjimo vis sklido per tus 2000 metų taip iš lūpų į lūpas iki mūsų dienų. Tai ir mūsų pareiga yra tokia pati kaip ir tuo apaštalų tą žinią tokią skleisti vis ir dalintis. Tai pereikime prie Evangelijos. Evangelijoje Jėzus sako, kad atsiųs mums globėją, tai šventąją dvasią. Ir šventosios dvasios atsiuntimas čia turi du tikslus. Tai visko išmokyti ir viską priminti. Tai priminti pirmiausia tai, kas buvo prieš 2000 metų, tas istorinis taškas, iš kurio visas kilo mūsų tikėjimas ir ką mes tikim. Ir priminimas būtent ateina iš to liudijimo, kurį mes išgirdome. Ir būtent čia veikia ta šventoji dvasia. Tai mūsų liudijime, mūsų skelbime. Pirma veikia ta šventoji dvasia, kuri padeda skleisti, kad ta žinia tikrai būtų autentiška ir kad mes nenusivažiuotume kažkur, bet kad skelbtumėm ir tikėtume tai, ką mes turim tikėti. Ir čia yra tas šventosios dvasios veikimas. Taip pat pasakyta, kad ta šventąją dvasią atsiųs, tai Jėzus laikais jinais dar nebuvo atsiųsta, tai Jėzus laikais nereikėjo to šventosios dvasios mokytų, nes buvo pats Jėzus tada su jais. Jėzus buvo su jais ir juos mokė, tai to šventosios dvasios kaip ir nereikėjo taip. Bet dabar mums tai reikalinga, nes Jėzus mes čia tokio kūniškų pavydalų neturim. Ir mes būtent kitą sekmadienį jau minėsime tas šeštines, Jėzus žengimą į dangų, kai Jėzus buvo tam tikrų metų įsikūnijęs, atėjo pas mumis, perdavė tai, ką turėjo perduoti ir pakilo į dangų. Ir būtent dabar yra nebe Jėzus, bet šventoji dvasia, kuri mus moko ir kuri veikia. Jėzus taip pat Evangelijoje sako, kad palieka mums ramybę. Tik ta ramybė yra kitokia nei ta pasaulio duodama ramybė. Tai kuogi jos skiriasi ir kaip atskirti tą ramybę, tai kuri ateina iš Jėzus ir kuri yra iš pasaulio. Tai Jėzus ramybė ateina pirmiausia iš atsakomybės prisijėmimo, o ne nuo jos bėgimo. Nesvarbu, kas tai būtų, ar kažkokie sunkumai darbe, ar kažkokie mano silpnumai tokie, bet kad nereikia nuo jų bėgti. Nuo jų pabėgų žinoma bus ramybė, bet ta ramybė bus tik laikinai. Vis tiek mums pasivys kažkaip taip, jeigu mes neišspręsim kažkokio klausimo, kažkokios problemos. Ir kiekvienas toks sunkumas ar išbandymas vis kažką duoda, kažką turi. Tai mitologijoje ir šiaip pasakose yra toks motyvas, ten kur yra drakonas ar slibinas, tai ten yra ir lobis. Tai reikia tą slibiną, tą drakoną kažkaip įveikti, kažkaip susitvarkyti su juo ir tada gausim lobį. Ir tai matosi filme Hobitas, gal esat matę, ir ten yra toks slibinas smogas, kuris ten saugo tą lobį ir tie hobitai eina tą lobį atsiimti. Ir būtent jeigu nori tą lobį gauti, tai pirmą turi nugalėti tą slibiną. Tai be slibino nugalėjimo tai nebus ir to lobio. Lobis šiaip pats taip ir neteina. Tai panašiai yra ir su ta Jėzus duodama ramybė. Tik nebėgdami nuo savęs mes galime tą ramybę rasti. Ir tai matome iš Jėzus gyvenimo, nes Jėzus misija tai nebuvo lengva. Ir iš Jėzus maldos alyvų sode, tai matome, kad jisai krauju prakaitavo. Tai tikrai ten buvo išbandymas ir Jėzus netgi sako, kad tėve, jeigu gali, ši taurė būna nuo manęs atitraukta. Bet Jėzus vis tiek ją prisėmė ir nuo jos pabėgo. Tai būtent apie tokią ramybę Jėzus ir kalba. Tai pagrindinės tokios 3 mintis, kurias galite išsinešti šį sekmadienį. Tai pirmiausia, kad reikia ieškoti ne savo valios,
bet savo ir šventosios dvasios valios. Ir jie pirmiausiai yra atrandama būtent bendruomenėje, ne kai aš vienas būnu, bet susirinkime, kaip ir kad mes dabar esame čia, susirinkę bendruomenė, bažnyčia. Tai antra mintis būtų, kad mūsų tikėjimas yra istoriškas. Ir tai, ką mes tikime, kas mūsų tikėjimo pagrindas visas ir iš ko kilo visa katalikų bažnyčia, visa krikščionija, tai kad būtent prieš 2000 metų buvo Jėzus Kristus, kuris tikrai tapo žmogumi, tikrai įsikūnijo, tikrai mirė ir tikrai prisikėlė. Ir jeigu mes šitą istoriškumą atmetam, tai mūsų tikėjimas toks, neturi pagrindo jokio. Tai būtent tas istoriškumas yra mūsų pagrindas. Tai ir trečia mintis tokia, kad ne visa ramybė, kurią mes gauname, yra Jėzus ramybė. Tik tas ramybės reikia atskirti, kuri yra ta Jėzus ramybė, kuri nėra. Tai ir kad ta Jėzus ramybė būtent ateina iš tokios atsakomybės prisiėmimo ir išbandymų tokių priėmimų. Tai ir mes melskimės, kad suprastume tą šventą dvasią, priimtume ir toliau mus vestų link to galutinio išsipildymo. Amen.